komanda. O, ką tik pakilom. Jau kilometras 100. Nėra taip blogai, nors labai karšta diena. Jau 30 laipsnių apačioje, mums kabina irgi jau karšta. Kabinoje itin karšta, sunku apsakyti, kaip karšta, norisi išrišti ranką po langelį ir atsivėsinti. Sakalas nuskrenda, o Ignas irgi man matosi. Negaliu įvertinti, kokiu atstumu yra tie debesis prieki ir mes jas lengvai pasiekėm ar ne. Kol kas tai sunkiai. Stebėk mane, nes aš tavęs nelabai matau, žinau. Aš tave gerai matau. Kadangi dabar esu Ignui iš Rygos, Ignas manęs nemato, tai aš esu pilnai atsakingas už mūsų abiejų saugą. Ignai, matai, ten paukščiukai sukasi. Matau. O paukščiukai mums yra labai geras indikatorius, kad ten yra stipresnė termiko vieta. Pavyko paimti 870. Oho! Laikas kilt. Mažosios aviacijos projektas atverintis duris į aviacijos pasaulį. Jų užkulisius, kasdienybė aerodrome ir patirtis, kurios gimsta pakilus nuo žemės. Projekto įkūrėjai Ieva ir Algirdas sako, kad juos vienija meilė dangui. Šiandien Laikas kilt komanda ir jos pilotai įgyvendina analogų neturinčius skrydžius be motoro, kuriais siekiama parodyti sklandimo galimybės, įkvėpti veikti pozityviai ir paminėti svarbius istorinius įvykius. 2016 metais pirmuoju skrydžiu drauge sklandytuvais virš Baltijos šalių buvo įveiktas maršrutas nuo Lietuvos iki Estijos, simboliškai paminint Baltijos šalių draugystę. 2018-aisiais, švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, įgyvendintas skrydis drauge sklandytuvais nuo jūros iki jūros – Lietuva, Ukraina. O 2023 metais rekordinio skrydžio sklandytuvais per Europą, Lietuvą, Portugaliją metu komandos pilotai įveikė didžiausią atstumą Europoje viena kryptimi. Šiuo skrydžiu paminėdami Dariaus ir Girėno skrydžio 90-asias metines. Kaip faina! Toks tik kilimas. Netriukas. Sklandytuvas, aš sakyčiau, duoda patirti per dieną įvairiausių reiškinių terpę, kad tu gali skristi laisvai šalia audrų, nes jis pakankamai atsparus aplinkos poveikiam. Tu gali skristi per daugiau mažiau lietų, audras ir patirti, kur itin didelės energijos ir neįprasti reiškiniai vyksta, ne tik kad laukti kažkokio gero, ramaus oro ir pakilti į dangų. Norėjau nuo seno iš tikrųjų sudalyvauti tokiuose skrydžiuose, kad nesugrįžti į tą patį aerodromą, nes varžybose jau buvo įsiskraidęs kurį laiką ir varžybos tikrai turi savo žavesio, bet man šiek tiek atsibodo jų gal įprastumas, kad kiekvieną dieną nusileidai tą patį aerodromą, ar aikštelę, bet galų gale sugrįžti nakvoti tą patį aerodromą. Aš labai norėjau patirti skirtingus aerodromus, skirtingus regionus, galų gale žemės reljefą, kurio tu nematęs. Ir nedvėjodamas tikrai sutikau ir labai norėjau tokią svajonę įgyvendinti nuo pirmų sklandymo metų. Tai iš vis, kai tik pradėjau sklandyti, pagalvojau, wow, būtų įdomu kalnuose pasklandyti, norėčiau perskristi visą Europą, norėčiau nuskristi į kitas šalis, bet pačiam vienam prisiversti nėra taip lengva, nes tiesiog niekas to nedaro, tai nėra įprasta, nes nėra patogu. Tai irgi čia gal kai varžybose priverčia tave nuvykti vieną punktą, tai irgi kai kartu susijungi ir sugalvoji tikslą, o skrendami tenai, tai irgi priverčia tave paimti, susiimti ir keliauti kažkokią ne tokią patogią kelionę, bet būtent per tą kelionę patiri ir skirtingus gamtos reiškinius, ir aplinką, ir tame slypi begalė grožio. Mes patį pirmą darėme per Estiją skrydį, per Lietuvą, Latviją, Estiją, per Baltijos šalis, tada per Ukrainą toks buvo jau kaip ir šimtmečio skrydis, kadangi buvo Lietuvos šimtmetis tuo metu, tai toks gana istorinė, tokia labai potekstė rimta, tai jo, toks galbūt kaip ir apšilimas, bet ne visai. Nes kiekvienas skrydis yra tam tikras laiptelis truputį aukščiau ir truputį kažkom tobulėjam, kažkaip keičiam, tai va toks. Ukraina apskritai buvo didžiausias iššūkis, tai mum pati Ukraina, nes Lenkija tai mes žinojom, kad Europos Sąjunga, čia Šengeno, oro erdvė, bendra, mes galim lengvai įskristi, perskristi ir sieną kirsti, o Ukraina visai kita yra sistema. Tai mums buvo sunkiausia susiderinti prie pačią Ukrainą skristi, nes prisiminkim, buvo 14 metų jau prasidėjo Krymo visa aneksija ir 18 metais mes skridom, tai rytuose įvyko kovos ir pačioj Ukrainai ten buvo didelis pasiruošimas. Tai
netgi kur skridom per visus aerodromus, matėm, kad treniruojasi ir iš desantinių lėktuvų šokinėjo, ir kariškiai. Tai gavosi taip, kad jų netgi žemėlapis buvo toks labai raudonas. Daug buvo zonų, karinių zonų, kur nebuvo galima tiesiog skristi. Tai patys ukrainiečiai klausė, kaip jūs skristi, tik mums neleidžia. Nustebinom galbūt, reiškia, mes ir pačius ukrainiečius nustebinom, nes, reiškia, Ukraina yra, tarp kitko, labai sklandanti šalis. Tikrai ten visais laikais buvo daugybė sporto klubų, nepaprastai stiprių sklandytojų, sportininkų, jų yra ir šiandieną, bet tiesiog jie dėl akivaizdžių priežasčių negali skraidyti. Sklandymas būdavo visą laiką toj, sakykime, šiauriniai Ukrainos daly ir po to visiškai pietiniai, ten prie Odesos, bet tarpe, kur ta tokia vidurio pietų Ukraina, ten niekas neskraidė, nes ten tiesiog stovi oro masė, kuri yra karšta. Tokia, kaip suompirtė, stovi ir joje niekas nevyksta. Nes sklandymui reikalinga konvekcija oro. Tai, žodžiu, ten tiesiog tokia stabili oro masė ir jinai nekruta. Ir vienintelis galimybė perskristi tą tokią teritoriją būna tik tai kokią 2-3 kartus per metus. Tinkamos oro sąlygos, nes visų kitų dažniausiai tai tiesiog tu įskrisi ir tu tiesiog skrisi, kiek traukia tavo sklandytuvas. Ir nusileisi. O ten, kaip ukrainiečiai sakė, ne tik, kad net sovietmečių nebuvo kelių, nes ten tiesiog yra kukurūzų laukai ir stepės. Tai o tuo labiau šiais laikais ten iš visų niekas nevažinėja. Tai iššūkis buvo didžiulis, nes jeigu mes ten būtume nutūpę į aikštelę, tai Dievas žino, kiek mums būtų reikėję laukti, kol kas nors atvažiuos ir padės mums, sakyti, išsikapstyti su sklandytuvais iš tų nusileidimo taškų. Kaip be būtų keista, būtent tą dieną, kai mes turėjom skrist, iškrito tas loterijos bilietas. Sąlygos buvo tinkamos, sakykime, ne idealios, bet tinkamos. Ir tai nereiškia, kad jos bus visą kelią, bet mes bandėm eiti. Mes turėjom vieną tokį atsarginį variantą, kur ten tūpti tokį, žemdirbystės aerodromą buvusi. Žodžiu, kai gavom tą termiką ir tai buvo didžiulis, galingas termikas, 5 metrai per sekundę. Ir aš atsimenu, kai staiga aš supratau, kad mes jau pasiekėm, daskrendam iki Odesos. Kaip sakyti, tai tikrai yra milžiniškas, kaip turbūt jie Everestą įkopus. Vakaras, Odesa! Mes jau čia! Taip, mes skridom per tokią, sakykime, teritoriją, kur net patys ukrainiečiai sakė, vaikinai, kažė. Tai be abejonės, tai buvo milžiniškas iššūkis ir turbūt su laikas kilt komanda tie iššūkiai ir yra turbūt pats įdomiausias dalykas. Gavau žinutę iš dangaus, kad planuoja leistis Odesoj. Tai mums tai, ta prasme, geras. Turbūt aš laikas kilt komandai turiu mažiausiai patirties. Maršrutų įvairovė ar netgi vietovių įvairovė, negu kad Ignas su Algirdu, mūsų kiti 2 pilotai. Tai be abejonės, vėlgi tas skrydžio kiekvieno etapo pabaigimas ar dar ką nors, tai yra tikrai didžiulė šventė, didžiulis džiaugsmas, kurio turbūt net neįmanoma įvardinti kaip kažkokio konkretaus atlygio, sakykime, savo, ar kaip tu žinai, kad tu įveikiai kažką, tai pavyko, bet tu žinai, kad kitą dieną yra dar sudėtingesnis etapas, dar sudėtingesnė užduotis, dažniausiai taip yra ir skristi per kitas valstybės.
yra tikrai didžiulis iššūkis. Prisimenu, tokia irgi emociškai stipri iš tikrųjų, pamatėm Ukrainos ne tai, kad nuskridom ten į kokį Kijevą, apsilankėm kaip turistai ir tiek, ar ten Odesą, bet mes važiavom per visą ją, per visus tuos antžeminės kelius, ar ne, tai duobėtos ten netgi juokdavomės, sakom iš pradžių, kam čia padangos, kas antroji degalinė, ogi tam, kad mums visom mašinom buvo kažkas nutikę, pavyzdžiui, padangai. Ir per visokius ir kaimelius, miestelius susidūrėm su žmonėm, kurie tikrai tokie nuoširdus. Visose kelionėse žmonės aerodromuose itin šiltai pasitinka, o Ukrainoje tai tikrai prisimenu vieną aerodromą, kuriame kilo parašiutininkai kiekvieną ankstyvą rytą, jau girdėjom gaudėsi lėktuvų iš pačio ryto, tai jau, sako, mes ruošiamės irgi frontui, toks visur širdį būdavo toks jausmas ir jautėsi, kad įkvėpdavom juos po tokio šviesos, tikėjimo. Antžeminė komanda sklandyme yra labai svarbi, ypač jeigu nori nuskristi didelius atstumus. Nes jeigu net ir varžybose dalyvaujant, tai yra svarbu ir bet kuriuo atveju, kai nori pakilti sklandytuvas. Ukrainos kelionė irgi buvo labai daug spontaniškų etapų, kurių mes negalėjome iš anksto suplanuoti. Tiek sienos kirtimai, tiek meteo sąlygos ir kas labiausiai įsiminė iš tikrųjų iš Ukrainos kelionės, tai aerodromai ir iš tikrųjų ant žemės patirtas patirtis. Oro vis tiek reljefas ganėtinai panašus kaip Lietuvos ar kelionė jas, tai nebuvo labai kažkuo išskirtinė. Dėl to, kad gavom praskristi virš jūros, Juodosios jūros ir pamatyti ir Baltijos jūrą pačiai pradžiai. Bet didžiausią įspūdį paliko žemė. Tai yra pamatyti miestus, regionus, irgi nusileisti aerodromuose, kurie vis laik būna įsikūrę, ne tai, kad miesto centre, ne ten, kur turistai, bet vidury niekur dažniausiai. Ir tu pamatai tą tikrą gyvenimą, kaip ir sklandyme šiaip kiek sklandai, nusileidai į aikšteles, nusileidai aerodromuose, tu vis laik matai tikrą gyvenimą, ne miestus, o tokį regiono, iš labai daug skirtingų perspektyvų pamatai, tiek kultūriškai ir tiek iš žmonių pusės bendravime. Tai Ukrainoje būtent tai ir paliko man didžiausią įspūdį, buvo gal šiek tiek vietomis ir kelionė laiku atgal, kur supranti, ką tėvai pasakodavo, kaip Lietuvoje čia gyveno prieš kokius 30 ar senelį prieš 50 metų. Mes skridome į Portugaliją ir aš užstrigau ten vienam tokiam, ne tarpeklė, bet kalnų tokiam masyve. Ir man reikėjo tūpti tokiam nedideliam aerodrome, netgi net ne aerodromas, tokia kilimo tūpimo juosta, kuri praktiškai net nenaudojama vasaros metu. Tai toksai slidinėjimo bazė, sakykime taip. Ir aš nežinau ten visų tų niuansų tos vietos. Išėjus į radio ryšį irgi ten nieko nebuvo. Per ilgai truktų pasakot, bet esmė yra tame, kad aš tupiau tiesiai prieš saulę, nes į vakarų pusę. Jau buvo kaip ir toksai pavakarys, ne vėlyvas, bet jau pavakarys ir saulė tiesiog tau spigina ir tas kilimo tupimo takas jisai įkalnė. Ir bėda yra ten, tas takas faktiškai net kalno šešėlį, dar ten aš tupiau prieš vėją, bet kalnuose tie vėjai yra tokie savotiškas daiktas, tu juos turi žinot kaip savo kiemą, kur auga grasas, kur morka, kur kas nors. Ir galimai aš net papuoliau į kažkokį tai rotorių, kurio tu niekaip nepamatysi iš šalies ar net nenuspėsi. Jie yra, kaip sakyti, tik tai vietinis aviatorius gali tau pasakyti, kad jie egzistuoja ir egzistuoja kada, kokiom sąlygom, kokiu vėju. Man susidėjo daugybė tokių nežinomųjų. Ir kai aš jau išlyginau sklandytuvą pagal, situaciją, aš turėčiau būti jau kažkur tai poros metrų aukštyje, staiga pamatau, kad aš esu 15 metrų aukštyje, aš jau neturiu nei energijos, nei greičio, nei ką. Tai žodžiu, durt nosį žemyn, aš negaliu, nes jisai yra įkalnė ir aš tuomet rėžiuosi į tą įkalnę, reiškia, atstumas iki žemės yra per didelis, kad
tam greičiui ar tai situacijai, sakykime, glisados, kurioje aš esu ir praktiškai man reikėjo rinktis iš kelių blogybių mažiausia. Žodžiu, aš turėjau parašiutuoti, žodžiu, aš tiesiog taip, kad nekristi suktuką, žodžiu, aš ten, reiškia, plojausi, kaip sakant, į žemę ir tas smūgis buvo tikrai stiprus, man lūžo, reiškia, važiuoklės sklandytuvo, bet matyt, tuo pačiu aš ir krestelėjau stuburą. Tuo labiau, kad aš nesėdėjau taip tvarkingai, aš stengdamasis matyti šešėlyje, kaip ten tas, reiškia, aš buvau susilenkęs ir, žodžiu, turbūt dar tai va. Tai, žodžiu, viskas sėkmingai, bet pasirodo, aš turėjau stuburo traumą, netragišką, dėkui Dievui, ten nereikėjo jokių operacijų, bet vis tiek, kadangi tai stuburas, tai kurį laiką aš turėjau visai kitaip gyventi. Buvo mintis tame, kad nuo vieno krašto iki kito krašto tokį padaryti ilgą skrydį ir būtent per mūsų tą gimtąją Europą, kur mes, aišku, tą Europą visi esam daug keliavę, daug buvę, bet iš sklandytuvo, kaip sakant, per visą tą perimetrą, tokį gaunasi ilgą liniją nebuvom pamatę ir toks jo buvo noras, kad pasiekti tą Atlanto vandenyną, pasiekti tą visą geografiją kirsti ir tą gamtą pažinti ir toks visą žmonės. Tai toks vidinis gal buvo noras, iššūkis, kad norim sklandymą ir galimybės parodyti kartu ir savo, kaip sakant, ir techninę, kad jau kažkiek ir žinom, ir žinių turim tą padaryti. Iššūkių daug, nes kadangi daug valstybių turi kirsti, daug tokių nestandartinių skrydžių, kur nelabai ko gali paklausti iš principo, nes daug kas skraido per šalis, bet skraido su motoriniais, su lėktuvais, su atsakikliais. Mes turim problemą, kad skrendam be motoro, skrendam be atsakiklių, truputį yra dėl skrydžio planų sunkiau. Tai visada toksai iššūkiai yra pasiruošti, galbūt susimotyvuoti dažniausiai būna taip, kad turi iš savęs vis tiek, tau niekas labai neskatina, neploja už tai, kad tu čia susigalvoji. Tiesiog pats kiek nori, tiek ir darai. Tai va toks, iššūkiai būna toks vidinė, galbūt daugiau net iššūkiai negu išoriniai paskui. Nebuvo tokio minties, kad kažko nepadarysim. Netgi po Sakalo nusileidimo nebuvo to minties, kad mes netęsim, nes jau buvo liūdna, kad Sakalui nepavyko, bet jau mes, kaip sakant, kitą valandą planavomės maršrutą, planavom, kur skrisim, kaip skrisim nes laikas labai spaudė. Kai skridom, mes niekada nežinom, kuriam aerodrome leisimės, nes priklauso nuo dienos, ar lis rytoj, ar tas lietus bus už 50 km, 100, 500 ir mes nežinom, kiek mes galėsim nuskristi, kad ir rytoj, ar kuriam aerodrome leisimės. Tai tas planavimas toks apytikslis yra gerai, žinot galimybės, bet jis iš mano perspektyvos jis neturi prasmės, nes tik šiandien, kai atsisėdai sklandytuvo, pakili orą, matai, kur gali nuskristi ir tada jau spręsti dalykus, kaip ten pakilti, kaip dar kažką daryti. Tai irgi turim šiek tiek gal skirtingas vizijas, kaip mes planuojam skrydžius, keliones, bet labai smagu, kad mums pavyksta kartu visą tai daryti. Turim skirtingas perspektyvas, požiūrį, bet bendra idėja. Pats didžiausias buvo toks lūžis ir įdomumas man pačiam, tai kai labai iš sunkaus oro Vokietijoje perskridom į Šveicariją. Nes ten buvo labai toks irgi dramatiška diena, ten kilom, leidomės, vėl ten karštis ir visiškai buvo truputį praradę viltį, kad pasieksim Šveicariją ir tada mums pavyko vieną termiką pakilti ten iki 3 km ir perskristi visą tą Šveicarijos ežerą, tą didžiulį, perskristi iki pat pirmųjų kalvelių ir tada su Ignu dar susitikom, gal ten 600 metrų buvo aukštas, jau rinkomės galbūt aerodromą, bet sakom, gavom ten nulį tokį palaikymą ir mes ten sukomės ant vieno kalnelio gal valandą laiko. Sukomės, sakom, neturim ką daryti, reikia kažką daryti. Vis tiek, jeigu kažkas laiko. Ir mes tada tuo metu iškentėjom, pasirinkom ten gal 200-300 metrų, vėl truputį ant aukštesnio kalniuko, ant aukštesnio. Ir ta tokia emocija, kai aukštėja kalnai, aukštėja ir tu net nesitik, kad gali pasiekti tos aukštus kalnus. Ir mes tą dieną pasiekėm tos kalnus ir tada nusileidom šalia tų kalnų ir galvojau, wow, iš ten, kur atrodo orų nebuvo, jau ten perskridom tokią skylę, ten gal buvo didžiulė, ten toks tarpas, kai
tas, kur ežerą praskrinti, kokie 90 km, 80 tokio prasto visai, tokio neskrendamo oro, tai va tas skrydį, ypač kai darai tokį per šalis, labai įspūdinga būna, kai tu perskrendi tokius skirtingas oro masės ir kur būna, tarkim, tarpas 90 km visiškai dykumas, ten nieko nėra, ten niekas neskraido. Ir tu tada vėl perskrendi gerą orą, tada vėl toks, atgaiva, tai tos emocijos tokios, kaip sakant, kai svyruoja, tai, įdomu. Tai. Labai džiaugiausi, kad pavyko mums turėti bent porą gerų 2-3 gero oro dienas, nes startas ir skrydis iš Lietuvos iki pat Alpių jis buvo itin lėtas ir toks, kur norėtum, kad būtų geriau, bet nieko negali padaryti, nes oro sąlygos yra tokios, kokios yra ir negali nieko planuoti sklandime. Galvojau, kad nepavyko gal net pamatyti Atlantą, nes vis tiek ten yra labai stiprus ir vėjai nuo jūros, kurie užgesina visas terminės veiklas, bet Portugalijai mums pavyko virš kalno išsiimti gal 4 km aukščio ir mums pavyko praskristi realiai virš vandenyno. Ir visai keista, kad pačio vandens iš tikrųjų man nepavyko pamatyti, nes palik pat virš vandens kelių šimtų metrų aukštėje tokia buvo debesų jūra, Atlanto debesynas. Ir atskridai ir matai, kur, nes tie debesis tik pasiekia krantą, užlipa gal kokius porą kilometrų ir išsisklaido ir virš žemės, visur matosi visa Portugalija, bet visur, kur Atlanto vandenynas, ten Atlanto debesynas, toks plonas sluoksnis debesų. Tai jo kaip ir faktiškai nepamačiau, bet buvo neįtikėtina pamatyti ir šitą reiškinį, jis labai, mano manimo, neįprastas ir suformuoja tik esant gal didelėm temperatūrų kontrastam ar šiaip oro masėms atitinkamom. Tai buvo neįtikėtina, kad galim pasiekti, kad galiu praskristi virš vandenyno, kad galiu priartėti taip arti kranto ir tiesiog gražu. Tai yra įvykis man asmeniškai, kuris tikrai man suteikė ir dar daugiau stiprybės, žmonių pažinimo, to džiaugsmo susipažinimo su bendruomenėm. O visa bendraja prasme, tai labai tikiuosi, kad kažką jisai įkvėpė norą sklęsti, sklandyti, skristi, ar galbūt iš tos kitos pusės tiesiog atrasti galimybės kiekvienam savyje. Nebūtinai sklandyti, bet atrasti ir suvokti, kad tų ribų nėra. Jeigu tų ribų nenustatau aš savo pats kaip žmogus. Nes man tai yra apie tai, kad mes tos skrydžius padarėm, jie yra unikalūs to, kad niekas tokių nedarė, bet Alvyda biškišojo tokia mintis, išsivystėm netgi ir Sakalas su Ignu taip šauniai prisijungė ir visi 3 pilotai irgi nieko negalvodami, nusėmė tuos šarvus nuo galvos ir tiesiog padarė. Tai kiekvienas žmogus savyje turi tų energijų ir tų jėgų, ką gali padaryti. Hei, pasiekėm! Pasiekėm Atlantą, pasiekėm Coimbrą, perskridom visą Europą, Alpes, Pirėnus, Portugalijos kalnynus, kurių pavadinimo iš tikrųjų vis dar nežinau. Bet fainai, bet kokie Portugalijos kalniukai eina savo. Jo, einam vandenyną ieškoti.